Mineralinis vanduo yra būtent iš gamtos ir iš požemio ir susiformavęs tik tenais. Ne iš kažkur atgabentas ar pagamintas ar buteliuose. Ne? Mineralinis vanduo yra natūraliom gamtiniam sąlygom susiformavęs vanduo, kuris turi savo mineralizaciją, kuris turi savo pH, kuris turi savo ypatingus mikroelementus ir net dujas savyje tam tikras. Ir pagal tai, kiek jisai yra kitoks ir mineralizuotas, ar ne, jisai skiriamas skirtinguose gydymo metoduose. Yra mineralinės vonios, yra mineralinė vandens inhaliacijos, yra geriamas mineralinis vanduo, ar ne, nuo jūsų virškinimo būklės, pavyzdžiui, gydytojas įvertinęs būklę paskiria mineralinį vandenį. Tai arba jisai pacientas geria jį šiltą, arba jis geria šaltą, ar prieš maistą, tam tikrų laikotarpių, taip toliau gydytojas viską nustato. Tai vat mineralinis vanduo apie tai. Plius yra mineralinės vonios, kurios irgi turi, kadangi oda yra didžiausias žmogaus organas, turi didžiausią paviršių, tai atsigulus į vonę, tu mineralizuojasi, gauni šilumos, atsipalaiduoji, pagerėja tau kraujotaka, atsipalaiduoja raumenis ir užsikūrė visi kiti mechanizmai, kurie tau padeda atsipalaiduoti.